Labą dieną, mielos face builderės ir face builderiai. Jeigu jūs klausėte savęs, kasgi čia šneka ir kas yra face buildingas, tai aš su malonumu prisistatysiu. Esu Viktorija Baltramiejūnienė, vienintelė Lietuvoje sertifikuota face building trenerė. O face buildingas tai yra veido mankštos, veido sportas, veido liftingas ir veido fitnesas. Kodėl mums jo reikia? Todėl, kad ne tik mūsų kūnas turi raumenis, bet ir veidas bei kaklas turi net 57 raumenis, kurie mėgsta būti sportuojami, mėgsta būti masažuojami, tempiami ir lavinami ir atsidėkojo mums atgal jaunystę ir grožio. Todėl, kad face buildingas yra sistema -10 ir jeigu jūs praktikuojate prevenciškai veido mankštas, ką labai kviečiu daryti visus nuo 25 metų, arba jeigu jūs jau esate brandesnio amžiaus, jeigu jūs jau palėtė branda, taip vadinamas paprastai senėjimas, face buildingo pagalba jūs galite atsukti brandos laikrodį atgal. Todėl, kad didėjantis raumuo, išsitempiantis raumuo, neišvengiamai šalutinis poveikis lyg besilyginanti oda. Todėl, kad oda yra, reiškia, tas sluoksnis, kuris dengia riebalinį mūsų veido ir kaklo sluoksnį bei mūsų raumenų karkasą. Ir jeigu karkasas didėja, atitinkamai išsilygina ir mūsų senėjimo bei mimikos raukšlės. Sistema face buildingo yra natūrali, jai reikia tik tai mūsų meilės, truputėlį laiko ir mūsų švarių rankų, o kartais net ir nereikia mūsų rankų. Ir šita sistema padaro tokį stebuklą, kad tinginiai raumenis pradeda dirbti, o raumenis darbininkai, raumenis mimikos darbininkai, kurie nuolatos išreiškia kažką pasauliui, jie atsipalaiduoja tokiu būdu, veidas atrodo draugiškesnis, gražesnis ir jaunesnis. Viskas. Teorinė dalis pirmoji baigta, antra dalis yra ta, kad mes su jumis bendraujame. Bendraujame tinklapyje www.jaunasveidas.lt skiltyje konsultacijos ir elektroniniu paštu jūs labai gausiai užduodate klausimus apie veido mankštas, apie veido priežiūrą, apie tai, ką jums daryti iškilus kažkokiai problemai, kuri liečia tik tai veidą ir kaklą. Kadangi atsakinėju tuos klausimus aš, trenerė ir būsima beveik jau kosmetikė, tai jūs iš pirmų lūpų galite išgirsti tą nuomonę, kuri šiuo metu yra on top, o ypatingai, kas liečia veido mankštas, tai yra informacija, kuri žinoma tik tai man ir kuri aš labai noriu su jumis pasidalinti. Šiandienos mūsų klausimas yra iš ponios Audros, kuri, ačiū jums labai, kuri klausė, būdama 33 metų, lygiai tiek, kiek ir man, klausė apie veido ir kaklo mankštas ir klausimas yra toksai. Labą dieną, nuo pat vaikystės turėjau putlius skruostus, net būdama liekna iš žandų atrodė, jog esu putlė. Bet nuo 30 mano skruostai po akimis ėmė nykti. Tarsi būtų sustirpę poodiniai riebaliukai. Labai puikiai žinau ir suprantu, apie ką jūs rašote. Paakiai įdubo, o skruostų oda nukaro. Susiformavo raukšlės nuo nosies ir iki lūpų. Ar įmanoma odą pakelti ir pagražinti paakius mankštomis? Tiesa, pas mane trapecija sutrumpėjusi, sutrumpėja krūtinės raumenis, turiu tokių nukrypimų kaip gulbės kaklas, išnykęs linkis, bei viršutinės stuburo dalies skoliozė, jei tai aktualu. Ačiū labai už išsamų, aišku, konkretų klausimą. Klausimas liečia skruostukus, kurie yra obuoliukai, formuojantis labai gražiai mūsų veidą, profilį, šonus ir visa kita. Taip, obuoliukai slenka, nes su metais mūsų veido raumenų karkasas, apie kurį ką tik šnekėjau, sutrumpėja ir susilpnėja, slenka žemyn. Atitinkamai, skruostukai, kuriuos formuoja ir riebalinis sluoksnis, labai gražiai nuvažiuoja į apačią. Yra tokių atvejų, kur vyresnio amžiaus ponios ir ponai skruostukus ir obuoliukus turi net šiuose vietose. Vėlgi, suprasti, kad šiuose vietose yra obuoliukai padeda ir taip vadinami buldogo. Nors mano visi treneriai pažįstami sako nesakyti, bet aš noriu, kad jūs suprastumėte, kas atsitinka, jeigu mes turime čia nukarusią jau odą, suglebusią odą. Tai reiškia, kad visas procesas palietęs pilnai šią zoną. Ir mes turime daryti pratimus. O šiandien padarysim patį veiksmingiausią vieną pratimą, skirtą konkrečiai skruostams.
Apšilimui mums reikia tiesios nugaros ir aplamai visų pratimų atlikimui reikia tiesios nugaros, vidinės šypsenos ir žinojimo, kad ponia Audra, jūs tikrai atgausite savo skruostukus atgal ir mums dar reikia reguliarumo. Pratimas atrodo šitaip. Atsiprašau, dar apšylame truputėlį, kelis kartus pasukiojame kaklą, tiesiog tik plūsta kraujas į mūsų veidą ir padaro dar didesnius rezultatus, nes pamaitina ir mūsų odą. 1, 2, 3, 4, 5. Visiems pradedantiesiam, kurie tik nori žengti veido mankštų jauninimo keliu, veido jauninimo keliu, reikia daryti po 5 kartus. Toliau eina 10, 15 ir taip toliau. Mums reikia sudėti mūsų burną į raidytę O nestipriai, užspausti mimikos raukšlės šitose vietose, lūpų nosies raukšlė, mes nenorim jos gilinti pratimo, ir pakelti visą zoną po akimis ir smilkiniais, pakelti ir palavinti. Pasižiūrėkite, pas mane labai gražiai judės, bet jeigu pas jūs kažkur dar nepradės iš karto judėti, neišsigąskite, dirbkite, žiūrėkite kelis kartus, pažiūrėkite šito video, viskas pavyks. Važiuojam 5 kartai ir viskas. Einam darbuotis, puošti savim pasaulį ir dirbti ties mūsų skruostukais. 5 kartai ir paskutinį kartą dar rekomenduoju statinį pratimą truputėlį patempti šitas vietas. Taip, šitas pratimas yra baigtas, puikiai viską pakelia ir grąžina mūsų obuoliukus atgal. Jeigu jaučiate tempimą, papūskite žandus stipriai po kelis kartus. Tuomet puikiausiai užbaigėte veido mankštų vieną iš blokų. Ačiū Jums už dėmesį, eikite savimi puošti pasaulį ir iki kitų kartų.